91 metų, man atrodo, vasario ar kovo mėnesį mes buvom kartu su Eduardu Borisovu išsiųsti ministerijos į Varšuvą, perimti. Tuo metu jau pradėjusi veikti informacijos biurą, nes ten buvo įsteigtas informacijos biuras, deputato dar tuo metu, sakykime, advokato, teisininko Česlovo Kinčico pastangomis, nes jis tuo metu kaip tik buvo Varšuvoje sausio mėnesį ir sumobilizavo labai daug Lenkų pajėgų, paramos Lietuvai. Bet tuo metu buvo nuspręsta, vėliau buvo nuspręsta, kad vis tik reikia tas ir įvairiausiose šalyse, ne tik tai Varšuvoje veikiančias įvairiaus pobūdžio atstovybės, padaryti, reiškiasi, pavaldžias, perduoti užsienio reikalų ministerijos žiniai, kad paskui iš tų tokių neformalių, dar ne visai struktūrizuotų, sakysim, kažkokių informacijos biurų atstovybių, paskui vėliau ateityje būtų kūriamos diplomatinės atstovybės. Tai tuo metu aš buvau to informacinio biuro darbuotojas, sakysim, su Eduardu Borisovu, paskiau jau likau vienas, nes Eduardas Borisovas išvažiavo panašaus darbo daryti į Prahą. Ir tada, kai jau įvyko Maskvoje pučas ir prasidėjo ta įvykių lavina, nepaprastai greitai buvo užmegzti, atkurti diplomatiniai santykiai tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ir tada vienintelis Lietuvos užsienio reikalų ministerijos asmuo, žmogus buvęs Varšuvoje, buvo paskirtas laikinuoju reikalų patikėtiniu. O po to jau taip laikui bėgant, ministerija ministras nusprendė, kad ir ministras, aukščiausios Lietuvos vadovybė, aukščiausios tarybos pirmininkas irgi paskyrė mane tuo ambasadoriu. Po okresie PRL-u nie było innych elit wykształconych, polityków, dyplomatów, jak ci PRL-owscy. W związku z czym trzeba było tworzyć nowy aparat urzędniczy, nową dyplomację, nowych polityków. I do polityki szli ludzie z teatrów, z redakcji, z uczelni. Ja tak z uczelni trafiłem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Byłem ekspertem Komisji Sejmowej przygotowującej ustawy tak zwane policyjne, czyli ten kompleks ustaw, który regulował sprawy bezpieczeństwa państwa i organów, które się zajmują bezpieczeństwem państwa. No i w czasie tej pracy w ministerstwie miałem kontakt z ministrem Skubiszewskim i z ówczesnymi wiceministrami. Wielokrotnie żeśmy rozmawiali, i dostałem propozycję, czy nie pojechałbym na placówkę. I nawet miałem początkowo do wyboru 3. Miałem do wyboru albo Kijów, albo Mińsk, albo Wilno. Ja wybrałem Wilno. Aš gal tik tai dabar jau galutinai galiu suprasti ir pasakyti, kokia buvo svarbi. Nes tiek mūsų kaimyninių šalių santykiai visą laiką yra intensyvūs. Lietuvos, Lenkijos santykiai ypatingai intensyvūs ir įvairiaus pobūdžio. Tai ir klausimai, kuriuos teko spręsti, ne tik tai man, bet aplamai tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo labai, sakysim, intensyvūs ir labai įvairaus pobūdžio. Ačiū Dievui, dabar jau dauguma tų klausimų jau yra išspręsta. Dla nas wszystkich jakimś przewodnikiem był jednak Giedroyć, a może bardziej nawet niż Giedroyć, Mieroszewski. Bo w środowisku paryskiej kultury to Mieroszewski był twórcą tej koncepcji ULB. Ukraina, Litwa, Białoruś. Koncepcji, która mówiła, była doktryna cała, która głosiła rzeczy bardzo proste. Ale tak proste, że na rzeczy takie bardzo proste nie zwracamy uwagi, przechodzimy nad nimi do porządku dziennego i przecież zatrzyma refleksja i dopiero wielkie odkrycie. Ten Związek Radziecki to jest jednak twór jakiś przejściowy. Czy on będzie trwał jeszcze 100 lat, czy 50, czy 20, tego nikt nie wie, ale on kiedyś przestanie istnieć, ten twór. I wtedy się okaże, że graniczymy nie z jakimś takim bezosobowym, beznarodowym Związkiem Radzieckim, tylko graniczymy z Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami. Buvau derybų delegacijos narys. Šiaip deryboms vadovaudavo viceministrai, tai Domarkas, gal ilgiausiai, aš kiek prisimenu, Valdemaras Katkus. Buvo ten įvairių sričių specialistai. Pavyzdžiui, Kobeckaitė buvo kaip tautinių mažumų ekspertė.
tautinių mažumų klausimų ekspertė. Iš kitų žinybų irgi buvo atstovai. Tai aš galbūt, kaip čia pasakius, gal ir ilgiausiai buvau, nuosekliausiai dalyvavau visuose darybose, bet darybinės pozicijas formavo mūsų vadovybė. Tai reikalų ministerija, kuri konsultavosi su aukščiausios tarybos pirmininku. Tų sutarčių kūrimas buvo labiau Lenkijos užsienio reikalų ministro Skubiševskio tuo metu toks planas, reiškiasi. Susikūrė nauja geopolitinė situacija, atsiranda Vokietija, suvienyta Vokietija, čia dabar rytuose vėl nežinia, kas vyksta, ir buvo įsitikinęs Skubiševskis, kad Lenkijai reikalinga sukurti tos tokius traktatus vadinamus, su draugiškų santykių kaimininio bendradarbiavimo traktatus su visom kaimininiam šalim. Pirmoji buvo Vokietija ir toliau taip pat buvo ir kitos šalys, žinoma, ten netgi, pavyzdžiui, su Latvija, net visai neseniai tik sužinojau, kad ir su Latvija buvo pasirašyta tokia sutartis. Ir su Baltarusija, su Ukraina, su Rusija netgi yra ta sutartis, kuri iki šiol veikia. Lenkijos, Rusijos, veikia jinai ar neveikia, neaišku, bet jinai nėra nutraukta, nėra denonsuota. Tai tos sutartys chronologiškai buvo taip pakankamai gana lengvai pasirašytos. Su Lietuva tai buvo pradžioj pasirašytas, parašyta tokia, 92 metų sausio mėnesį buvo gerų kaiminių santykių deklaracija, sausio 13, kai ministras Skubiševskis buvo Lietuvoje. Na, o po to buvo ruošiama, toliau rengiama ta sutartis, traktatas lenkiškai sakoma. Na ir, aišku, tenais užtruko ilgai, nes buvo tokių klausimų, kuriuos mūsų valstybių vadovai norėjo į šitą sutartį įtraukti. Ir atrodė, kad, tuo metu atrodė, kad tai labai svarbus klausimai, žinoma. Kaip tai buvo įspręsta, tai čia ką bekalbėti, bet užtruko tautinių mažumų klausimas, tada užtruko preambulės derinimas, kur visa ta našta atėjo iš prieškarinių santykių. Galų gale viskas baigėsi sėkmingai, sutartis buvo pasirašyta. Tada Lenkijos Seimas, man atrodo, visiškai vieningai balsavo už sutarties ratifikavimą. Lietuvos Seime buvo kitaip, truputį buvo gan nemažas, man atrodo, apie 30 Seimo narių nebalsavo už, ar išėjo iš salės, ar nebalsavo už tai. Tai nebuvo taip Lietuvoje galbūt vieningai priimtas tas sutarties parengimas ir pasirašymas. Problem mniejszości polskiej. To jest problem, który w stosunkach polsko-litewskich bardzo często jest wyciągany i to jest właściwie, jeżeli są jakieś nieporozumienia, to głównie tego dotyczą. No, trzeba popatrzeć na tą mniejszość polską. Ona jest na Litwie, jest na Białorusi, jest na Ukrainie. Jeszcze 30-40 lat temu ona najliczniejsza była na Białorusi. Tam Polacy się wynarodowili po prostu i ten proces bardzo szybko postępuje i to jest zrozumiałe. Ale też jak zaczął się ten Związek Radziecki chwiać w posadach, zaczęły się jednak w tych republikach, wtedy jeszcze sowieckich, zaczęła się ożywiać świadomość narodowa polska, chęć organizowania się. I tutaj sytuacja wyglądała bardzo różnie w różnych republikach. Szkoły polskie z polskim językiem nauczania były praktycznie tylko na Litwie. Liczba zespołów artystycznych też była ogromna, nieporównywalna z Białorusią czy z Ukrainą. Mało tego, w większości one były dotowane przez państwo. To nie były jakieś organizacje społeczne, to państwo dawało. I jeszcze trzecia rzecz, najważniejsza i politycznie najtrudniejsza. Tylko polska społeczność na Litwie miała ambicje polityczne. Polacy na Ukrainie chcieli, żeby tam mogli ocalić język, kulturę i to w niewielkim zakresie. Na Białorusi to samo. No a na Litwie przecież powstała partia polityczna. I teraz jak ma się zachować państwo polskie? Na pewno mamy taki moralny, bo nieprawny przecież obowiązek wspierania tych dążeń do
zaspokajania potrzeb kulturalnych mniejszości polskiej. No, trzeba pomagać. Jak jest polskie szkolnictwo, no to też mamy taki moralny, bo mówię, moralny, nie prawny, moralny obowiązek pomagać. No ale czy mamy prawo pomagać organizacjom politycznym, które uczestniczą w walce o władzę, no jednak w innym państwie? No już nie. Pačioj pradžioj tai aišku dominavo tokia gal net ir euforija, dominavo tokia, sakyčiau, matėsi vien tik tai beveik besąlygiška Lenkijos parama Lietuvos kovai už nepriklausomybę. Lenkų visuomenės, tada tos antirusiškos, antitarybinės nuotaikos buvo labai stiprios ir buvo tų atvejų, kai Rusijos generalinis konsulatas Krokuvoje buvo padegtas, man atrodo, Varšuvoje ten buvo irgi tokių demonstracijų prie Tarybų Sąjungos ambasados. Tai dominavo šitokios nuotaikos, šitas matėsi. Be abejonės, kad visuomenė yra įvairi ir buvo tokių sluoksnių ar sakysim, žmonių, kurie turėjo kitokį požiūrį ar matė, kad kažkokie pavojai kyla iš Lietuvos arba Lietuvoje, Lenkijos, mūsų Lenkų mažumai kyla kažkokios tai grėsmės. Bet to dar tuo metu nelabai matėsi. Vėliau šitos baimės, tokios nuogastavimai sustiprėjo arba pasidarė labiau matomi. Man atrodo, kad preambulė buvo vėliausiai derinama, palaipsniui buvo praeitas visas sutarties tekstas, kiti klausimai, kurie yra paprastesni, kultūrinio bendradarbiavimo ar ekonominio bendradarbiavimo, ar kiti klausimai, sienos galbūt irgi buvo šitokie. Na, o ta preambulės, tai žinoma, ten buvo įvairių pozicijų ir vadovybė daugiausiai formavo kažkokius tai formuluotės, siūlė formuluotės arba tas, tuo metu galbūt nebuvo tokių dėrybinių pozicijų, raudonųjų linijų kažko, kur raštu būtų suformuluota mums, kaip dėrybų delegacijos nariams, ką mes galime, ką negalime, bet jeigu aš tiksliai prisimenu, bet tokia nuostata buvo. Paskui viskas labai, labai gerai išsisprendė, kadangi pasiektas susitarimo tekstas. Čia gal mano kolega ambasadorius Vidackis kartais pajuokauja, kaip sako, norėta, kad būtų įrašyta sutartyje, kad amžinos Lietuvos ir Lenkijos sostinės Varšuva ir Vilnius. Sako, nieks Lenkija negali to pasirašyti, nes mes nežinom, ar amžina sostinė bus Varšuva, reiškia, gal Krokuva. To jest bardzo ciekawe, to jest chyba jedyny przypadek w dziejach współczesnego świata, gdzie Polska i Litwa zrzeka się części suwerenności w zakresie umiejscowienia stolicy. Gdybyśmy chcieli przenieść stolicę z Warszawy na przykład do Krakowa, to bez zgody Litwinów tego zrobić nie możemy. Gdybyśmy chcieli z jakichś powodów przenieść stolicę do Kowna, bez naszej zgody nie można. No to jest wyraźne zrzeczenie się części suwerenności, to zupełnie niemądre, ale to jest to, co już żeśmy zostawili, bo coś musi być. I pamiętam taki moment, kiedy bo każda delegacja ma instrukcję negocjacyjną, ma pewne ramy podane, poza które wyjść nie wolno. Doszliśmy do ściany w tych negocjacjach. Domarkas mówi, to musi być ten Żeligowski i tam. A my się na to nie możemy zgodzić, rozjeżdżamy się. Gdybyśmy przyjęli, żeby zrobić, nie wiem, przyjemność stronie litewskiej, że okupowaliśmy Wileńszczyznę. No co wam szkodzi, to uznajcie. To tak mnie profesor Pomian przekonywał, to od Giedroycia przyjechał. Co wam to szkodzi? A mnie szkodzi, bo jeżeli byśmy uznali w oficjalnym dokumencie, że Wileńszczyzna była pod polską okupacją, to wszystkie wyroki sądowe z tego okresu, także w sprawach cywilnych, to są wyroki okupacyjnego państwa. Wszystkie decyzje administracyjne to są decyzje okupanta, one są nieważne. Jak się mają czuć teraz ci Polacy na Litwie, że to są potomkami okupantów? Więc tutaj nie tylko chodzi o względy ambicjonalne, czy jakąś taką tam pryncypialność historyczną, czy fachową, że nie mieszamy historii, ale z tego by wynikały określone konsekwencje. No i właśnie tu jest zderzenie, każda z delegacji doszła do ściany, no i delegacje wracają każda do siebie, a ambasador zostaje na placu boju. No i wtedy wymyśliłem, że
musimy te negocjacje, no, skoro MSZ-y już się nie dogadają, to musimy przenieść na inny poziom. I umówiłem się z doradcą prezydenta Brazauskasa do spraw polityki zagranicznej na Winie. Była taka restauracja niedaleko naszej starej ambasady, Sinassis Grafas to się nazywa. I tam przy takim fondue i ogromnej ilości wina negocjowaliśmy traktat, zapisując na serwetkach sformułowania, zresztą w języku angielskim, żeby to było takiego, ja litewskiego nie znam. No i tam żeśmy wymyślili, że do Wilna przyjedzie osobisty przedstawiciel prezydenta Wałęsy i przyjedzie do prezydenta. Ja spowodowan przyjechał minister Zakrzewski z kancelarii prezydenta i wtedy się wściekł minister spraw zagranicznych Litwy Gilis. Wezwał mnie do ministerstwa. Zawsze rozmawialiśmy po polsku. Wtedy nie, wtedy przeszedł na angielski, a był bardzo zdenerwowany, że to nielojalne, że to, to prezydenci, no to pana prezydentu, nie? No i byłem z ministrem Zakrzewskim u prezydenta Brazauskasa. No i tam po wymianie argumentów Brazauska mówi, podpisujemy. Visi svarbiausi, ten, sakysime, pozicijos buvo derinamas pradžioje su Landsbergiu, paskui su Brazausku. Bet, pavyzdžiui, prezidento patarėjas Justas Paleckis nemažai įsitraukdavo, galbūt derinant tas pozicijas ar informuojant prezidentą apie darybų eigą, kiek aš pamenu. Tai svarbiausiais klausimais taip turėjo valstybės vadovas priimti sprendimą. Sakysim, mes jį realizuodavom arba tiesiog potwierdzindową. Zdecydowanie się zmieniła. Myśmy to zauważali w ten sposób, że wcześniej nam trudno było się spotykać z przedstawicielami różnych elit litewskich, nie tylko politycznych, ale też kulturalnych, naukowych. Niechętnie przychodzili do ambasady. Niechętnie. Tak. Po traktacie już nie było tego problemu. Znaczy przyjście do ambasady to nie było interpretowane jako podejrzane i zdrada interesów narodowych Litwy. Akivaizdu, kad ta sutartis buvo reikalinga. Ta sutartis buvo reikalinga, kadangi jeigu jos nebūtų buvę, tai mūsų tolesnė ateitis ir tarpusavio santykių ateitis ir Lietuvos bei Lenkijos, galbūt labiau Lietuvos ir Lenkijos padėtis ir tolesni įvykiai nebūtų tokie sklandus, nebūtų buvę taip lengva, nelengva, bet būtų galbūt užkirstas kelias tolesniai mūsų politiniai pažangai, taip sakykime. Ar galėtume mes įstoti į NATO, dvi šalis, kurios, sakysim, pasideklaravusios, kad jos nori tokios sutarties ir dar jos nėra paruošusios.